Labas, pasimokykim genėti vaismedžius. Šiandien man tą padės padaryti Leonardas Mekionis iš Akademijos arboristų. Labas. Labą dieną. Tai pradžioje norėjau pakalbėti apie įrankius genėjimui skirtus. Pavyzdžiui, pagrindinis įrankis tai yra sekatorius. Tai galima nusipirkti sekatorių už 2 arba už 3 eurus. Va tokį aš čia nusipirkau praeitą savaitę, labai reikėjo nukirpti porą šakų. Tai ir nebuvo kur, tai prekybos centre už 2,5 ar už 3,5 eurų nusipirkau tokį sekatorių. Nu ir kaip, gal užtenka tokio? Kuris labai prastai kerpa. Ką tu turi omeny blogai nukirpo? Tai ką, nenukerpa šakos nuo šakos? Turiu omeny, kad vienas dalykas, ergonominės, turbūt jo savybės nepasižymi kažkokiu vokišku puikumu. Tai reiškia, reikia turėti labai daug jėgos, pabandysit va jūs pati nukirpti šitą šaką. Antras dalykas, man nukirpus jisai tiesiog sutraiško, suknežina pačią šakelę. Ir trečias dalykas, tai jisai palieka tokias vatplaišas. Tai tokių turėtų dalykų nebūti. Gerai, noriu pabandyti. Pabandykite. Tai čia tas jau... Čia tas prastas. Papigiai iš prekybos centro, ne? Jo. Ar atrodė taip lengvai. Gerai, aš susikaupiu. Jums pavyks. O matot, kaip atrodo? Kažką. O dabar pabandykite tą patį veiksmą atlikti jau su truputėlį su žmonišku sekatoriumi. Ką dabar staltas? Nu gerai. Ir kirpkit visą. Geriau? Nu gerai. Bent jau šiek tiek, tikrai man atrodo, kad geriau. Ne, iš tikrųjų tai visai normaliai, nesitikėjau, galvojau, čia tiek daug jėgos. Gerai, tai mes kaip ir išsiaiškinom dabar, kad nusipirkam normalų įrankį. Čia aš jau supratau. Gerai. Dar vieną dalyką norėjau dar pridurti. Labai neblogai dar būtų nusipirkti va tokį įrankį. Tai čia yra paprasčiausias galastuvėlės. Tai sakykime, karpant medžius, dažnai jie būna parišti, jie turėtų būti parišti su virve arba su šniureliu. Jie dažnai būna parišti su viela. Perkirpus vielą, jisai iš karto atšimpa ašmenis. Tai tada tu gali ateiti ir labai dailiai, labai greitai viską pasigalas. Jeigu dirbi su buku sekatorium, tai tada visos žaizdelės bus negražios, atpleišėjusios ir tai tada medžiui užtruks ilgiau joms užgyti. Žodžiu, mes norim, kad padarę kirpimą, kad būtų žaizda kuo mažesnė. Tai dabar pakalbam apie tai kaip teisingai man nugenėti. Rodyk. Tai reiškia, dabar yra svarbus dalykas, kaip teisingai nukirpti šaką, arba dar tiksliau būtų, kurioje vietoje tikslingai nukirpti teisingai šaką. Daleiskim, mums reikia nukirpti šitą šaką. Daleiskim, va čia yra mūsų pagrindinė šaka, čia šalutinė. Mes negalim kirpti jos čia, arba čia, arba čia. Mums reikėtų šaką kirpti, tą šaką, kurią mes norime nukirpti, mums reikia ją kirpti šalia sekančios didesnės šakos, kad būtų kuo mažesnis kambliukas atsikišęs, bet kad gink dieve neįkirpti į tą sekančią storesnę šaką. O galiu aš? Aš irgi noriu. Labai prašau. Nugenėkit kurią nors šitą šaką nugenėkit, o šitą palikit. Nu tai tarkim, o kad čia tavęs neuž... Dar tarp kitko, jeigu šaka yra ilgesnė, jūs galite per 2 kirpimus pasitrumpinkit ir paskui jau antrų kirpimų. Gerai, taip ir padarom. Pirmas pasitrumpinam. O, bet tikrai kaip fainai, kad. Antras, tada aš bandau... Gal šitaip, ne? Va palaikysiu. Taip? Jo. Nu va, neblogai. Tadam! Tai tiek, ne? Čia svarbus dalykai. Dar kažką reikia žinot? Nu tai jeigu matom paliktą va tokį kažkokį neaišku, tai irgi mes jeigu mes dabar žiūrėkit, va čia buvusi viršūnė, pagrindinė šitos šakos dalis, jinai turbūt buvo kažkada nukirpta truputėlį toliau per vidurį ir jinai jau nebeaugo, šita dar šaka augo. Tai tada jinai gaunasi, kad šita šaka nebeauga tokio storio ir lieka, ta sekanti šaka auga. Sekančiais metais apibėgdamas aplink savo sodelę, tai gali tada, kad pagreitinti šitą visą procesą, paėmė tą nudžiūvusią nukirpą ir viskas. Gerai, tai ačiū Leonardui iš Akademijos arboristų už tai, kad čia papasakojo ir mane bent jau išmokino. Žiūrėkite mūsų sekantį video, jeigu norite pamatyti, ką daryti su vaismedžiais po 1 ar 2 metų, kai jie jau pas jūs auga, nes mes taip pat ruošimės eiti ir juos sutvarkyti.